Sveiki! Noriu pristatyti pačią laukiamiausią naujieną didelės galios su R290 freonu su EVI technologija šilumos siurbliui. Tai Midea 35 kW. Ką tik matėme jį pristatymą parodoje pavasarį. Galit pažiūrėti mūsų video ir dabar jisai jau čia parvyko. Pažvelkime iš arčiau. Štai, išsiardėme iš pakuotės ir kągi matome. Puikus atnaujintas dizainas, be abejo įspūdingas dydis, kadangi tai yra 35 kW. Dėmesio, kam šitas siurblys yra aktualus? Kadangi jis yra 35 kW tikrų, tai visi, kas turi senesnius namus ar naujus didelius, nuo 300 kvadratų iki 600 kvadratų, jisai pilnai dengia ir jo yra tikroji galia. Dar labai svarbus dalykas, parama jam grįžta net 8200 eurų. O šios siurblys dabar kol kas pas mus kainuoja tik 8900 eurų. Tai jūs už 700 eurų įsigijate 35 kW naujausios kartos siurblį. Tai dėl to nedelskite, skambinkite mūsų konsultantams, mes labiau papasakosim. Atkreipkite dėmesį į dydį. Teko matyti nemažai kinietiškos produkcijos, kurie apie 30 kW, bet dydis, patikėkite, buvo beveik per pusę. Stebuklų nebūna, turi būti didžiulis šilumokaitis, kompresorius, garintuvas ir visa kita reikalinga įranga. Todėl šitas dydis atitinka tikrą 35 galią. Jis gali jungtis į kaskadas ir pasiekti didžiulę virš 100 kW galią. Ką, apie skaičius baigime, prieikime prie vidaus. Ardome toliau ir atkreipsiu dėmesį, kaip nusiema šitos laukinės grotelės, nes yra meistrų, kur jau truputėlį bandė apgadinti. Gerai pažiūrėjus, matosi mažas, kur varžtai turėtų būti atskirimas ir jie tiesiog gražios apsaugėlės, kurios išsiema su atsuktuvėliu. Ir čia randame varžtus, kuriuos atleidus mes galėsime pašalinti apsauginės grotas, nes tai reikia profilaktikai, valymui ir mums be abejo reikia pažiūrėti, kas yra viduje. Randame priedus, tai čia bus valdiklis, instrukcija. Valdikliukas toks pats kaip ir visi naujos kartos šilumos siurbliai, Midea monoblokų ir Midea naujausių pačių siurblių. Aiškus valdymas ir meniu. Be abejo, dar norėčiau paminėti, kad mes monoblokus išbandėme jau metus laiko mūsų sąlygomis. Apie tai irgi bus kitas video, kaip mes juos testavome, kaip jie puikiai pasirodė. Tikrai tylus garsas, geras koeficientas ir jokių priekaištų darbui nebuvo. Sveiki, pasakysiu mažytę paslaptį. Štai pas naujausias siurblio modelis. Pasižiūrėkime, ką toliau matome. Kaip ir minėjau, kadangi propaninės dujos yra sprogios, tai be abejo pasižiūrėkit, visi laidų pajungimai padaryti su labai ilgais kembrikais, ką reikėtų užviršti, kad tiesiog nepapultų prie elektros dujos. Taipogi matome labai didelį šilumokaitį. Kaip ir minėjau, kuom šitas siurblys mane žavi, nes jis iš tikrųjų yra didelis, tai reiškia, jis turi tikrą galią. Šimkės elektroninis siurblys, kas yra tik tai 100 kW maksimali galia, sąlyginai pagal tokį siurblį jis yra labai silpnas, nes pas konkurentus mažesniuose siurbliuose šitas siurblys yra virš 300 W. Ir pasižiūrėkime toliau. Taigi, išardėme didžiąją dalį šilumos siurblio, į ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad pasiteisinę naujos kartos Mideos ventiliatoriai su dideliu išgaubimu, triukšmo slopintuvais, kas tikrai turėtų duoti didelę oro galią bei mažą garsą. Be abejo, jie du. Dugne matome tradiciškai sumontuotas pašildymo kabelis, metalizuotas. Ir kaip minėjau, kadangi tai yra propanas, jeigu čia matosi, visi kontaktai yra visiškai užlieti, kad nebūtų jokios kibirkšties. Pasižiūrėkim, čia be abejo, kaip daug kas sakytų jovalas, niekas neįdomu, bet norėčiau paminėti dėl EVI technologijos. Stovi dar vienas papildomas freono skirtuvas, kuris paduoda ir aušina kompresorių, kai yra didelis slėgiai ir reikia aukštos temperatūros. Be abejo, kompresorius, kaip ir minėjau, EVI, be abejo, didelis, tikrai didžiulis, izoliacija yra dviguba, kadangi tai specialus Mideos produktas ir su naujom dujom, tai jisai šiaip turėtų būti pakankamai tylus, nes su 290 dujom dauguma kompresorių yra tylesni. Taip. Paskutinė elektros dėžė. Matome vėl, taipogi dėl saugumo visur uždaryta aklinai. Iš dalies kaip meistrui, kas yra patogu. Visos plokštės labai patogioj lokacijoje, jei čia vadinamas inverteris, jeigu pavara ar kažkas sugenda,
tikrai aptarnauti yra patogu, nereikia kažkaip tai iš viršaus, iš apačios išardyti, tiesiog nusiėmus dangčius mes viską turime čia ir paprastą valdymo plokštę turime čia. Taigi, naujasis Midea Mars monoblokas didelės galios, iš tikrųjų apžiūrėjus darbo kultūrą, ne veltui nauja linija pastatyta šitos Midėjos ir tikrai ventiliatoriai pasiteisinę jau iš naujos kartos, 2 metai eina šitie ventiliatoriai tikrai super tylus, kompresorius specialus, naujausios dujos, svarbiausia, kad 8,5 laipsnių temperatūra, tikri 35 kW, monoblokas, pajungimas lengvas, paprasta priežiūra ir gali jungtis į kaskadas. Taigi, jeigu jūs turite didelį namą, 300, 400, 500 kvadratų, mes jau turime jums produktą. Jeigu jūs norite šildyti cechus, juos galima taip pat jungti į įvairias kaskadas, išdėlioti ir galim pastatus šildyti neriboto dydžio. Taigi, jeigu norite sužinoti plačiau apie mūsų naujausią Midėjos Mars gaminį arba apie kitus Parvyko monoblokai, Daikinas, Midea, Atlantic ir visi kiti gaminiai, kreipkitės nurodytais kontaktais apačioje arba atvykite į ofisus Kaune arba Vilniuje. Laukiame jūsų.